Nu ką, šiandien susirinkome šlupti rekuperatorių senoj studijoj, kad būtų saugu, užsidedam šalmus. Tai va, tai šiandien rekuperatoriaus diena. Čia ten įsuksim, įsimesim į mašiną ir kažkaip paskui kitoj studijai sumontuosim. Nu ką, tai dabar reikės atsukinėti belė kiek varžtų. Nu ką, vienas vamzdis va jau beveik. Jau beveik vienas, tai greitai, čia porą valandų ir turėtų būti padaryta. Sudėsime apsauginius akinius. Gerai, imk vieną. Tai žodžiu, atėjo tas momentas, kada jau pjausim. Dasipjausti. Šokoladas. Dabar, aišku, pabandysime ištraukti porą vamzdžių arba dar pasižiūrėti, gal kažkur laiko iš šitos pusės varžtus. Jo, vienas dar yra čia. Nu ką, tu ten su varžtu nesusitvarkai? Jis atgirdys vienas. Gerai, lauk. Taip pat. Nuėmiau rekuperatoriaus dangtį. Čia yra vat filtras. Vieną filtrą jau užtraukiam, ne filtrą, kuris pakaitina orą, pašildo. Nes čia tai turbūt bus dulkenzijų. Dulkenzijaus. Nebaisiai. Imk. Truputį judam. Čia kažkada virbila man sujungia, ką veiktų. Tai vat vienas varikliukas ir tada kitas variklis. Vienas traukia, kitas pučia. Man atrodo, šitas traukia, tada šitas pučia, šitas traukia, arba atvirkščiai. Ir čia dar tokia dėžė dedasi, kur oras šiltas išeidinėja, šaltas ateidinėja. Ir kai šaltas ateidinėja, jis šiek tiek sušyla čia. Neturime šiandien plaktuko? Turim. Guminio? Ne. Metalinis. Jau geriau toks prijokė. O, labai gerai. Taigi turim rezonatorių garso. Berods rezonatorius vadinasi, tiksliai neatsimenu. Lauk. Parodyk, kaip ten viduje atrodo pas mus. Wow, baisiai ten atrodo. Čia mano dar senoj studijai. Čia kyrės dizainas, kažkada ant maišų spausdinam. Cool atrodo šiaip šilkografija. 4 spalvų ar kiek čia. Pasižiūrėk gal į rozetę reikia dėti. Jau įjungęs ten. Gerai. Šaunuolis galva veikia. Tai va. Čia vat visokių užrašiukai, ką kaip daryti. Ir marškinukų pora yra. Tokias plėvės. Kažką tokius didelius dizainus dariau. Šiaip reikės pasimti. Gal kažkada vėl pasidaryti. Piligrybą tai tikrai. Šitą majų, inkų, žodžiu, Peru regione randami buvo tokie ornamentai. Tada čia visokios lubos irgi padarytos prisiminimai. Kažkada spausdinau šilkografiją, va šitą va, įsivaizduoju, čia yra šilkografiniu būdu 6 ar 7 spalvos su perlamutriniais dažais, nu žiauriai buvo ką veikti. Čia amžinatilsį draugo piešinys, gedo tokio. Geras bičas buvo. Profsąjungų rūmai. Einam toliau. Čia irgi cool atrodo šiaip. Čia mano menas. Pušis. Su makruha. Tada čia yra dažų skyrius. Dar iki dabar, vat, žiauriai daug dažų dar turiu. Reikės po truputį įsivežti. Tai va, bet dabar atvažiavam pasimti rekuperatorių. Blet, to šalmo. Imk. Būsi vižliukas ninja. Nu. Ir dabar bus toks vienas. Gerai. Laikas. Vėl gės ekranas tavo.
Kasiakas. Yra kasiakas. Galima atjungti. Koks kasetas? Dar vienas rezonatorius. Dan. Dar trūba. Dan. Baisu. Važiuojam toliau. Važiuojam, nebedaug liko. Nu, dar normaliai. Bet čia gan greitai nesiims, ten greitai nesiims. Ir tada pačią dėžę atjunginėsim. Dabar bus ta akimirka, kai nuiminėsime jau rekuperaciją. Gal neužsimušim. Čia. Nu va. Молодец. Porą žodžių. 100 eurų. Brangiai. Ką, varom pasikrauti mašiną? Davai, šurikai. Снежанка. What the fuck? What is this? Nu ką? Vėliau pabiškineškim. Jo, gali nešti. Хуел, блядь. Ne, aš atsakinėsiu toliau. Eisim tik. Gal apšluostyk tik. Eik tu Senius, zaibal, taigi mašina, įsiurbta mašina, čia daug skudurų, va, paim striukę raudoną, gražią nahu. Nauja, blėd, apšluostyk tą vamzdį, kas tau yra? Padlų, man. Padlų, kebabą gausi didelį. Su savo kebabu, blėd. Didelį kebabą. Pizza nelaimingas dar, kas tai žmonėm negerai. Čia dar kita skydinė. Reiks čia atsukinėti. Nu, žodžiu. O, vat kur jis. Pa, mano arkliukas. Arkliukas Understyle. Šitas arklys buvo Jagui. A, ne. Dingo elektra. Atsirado. Ir toliau. Blemba, šitas tikras šroto fanas. Kaip atrodo žmonės, kurie mėgsta šrotą, tai va, pasižiūrėk, čia yra mano šrotas. Šliampa tokia žiaurų. Bandysim kažkaip manekenų krūvą. Kažkaip per šitą šrotyną pralysti. Šitą popierių tai reiks pasiimti, čiauriai mėgstu jį. Nu ir blėt, čia kažkaip reiks atsisukti arba ištraukti. Opa. Žiauriai gerai pasisekė. Dabar bandom išlysti šito šroto. Net nežinau, ar toliau mėgstu šrotą. Kažkaip mėgau, bet dabar jau nebežinau, ar mėgstu. Blema, šitas tinkliukas mano pradėtas ir nebaigtas projektas. Reikia šiaip gal pasiimt, bet monitorius yra. Pasibaigti kažkada tai šitą projekčiuką. Čia visokie vamzdžiai. Manau, būt reikalingi. Tokio tai tikrai nereikia. Veidrodžiai. Žiūrėjau, veidrodžius turiu. Eik į savo. Čia šitas geras bairis. Į kemperį. Nu jo, čia iš tikrųjų reikės susitvarkyti. Šių metų planas susitvarkyti savo šrotinę. Ai, baisu, kur čia darosi. Šitas vamzdis.
Čia vamzdis. Gerai. Prireiks rekuperaciją, manau. Šitas. Čia visokie. Tokie. Nežinau, man atrodo, gal reiks mesti viską į apačią. Ir tiesiog susirink paskui. Tai taip ir būna, kai pamatai daiktą ir galvoji, blemba, kažką tikrai padarysi iš jo. Tai taip gaunasi, kad paskui prisirenki krūvą daiktų, kurie guli tiesiog. Bet praeina porą metų, prireikia, panaudoji ir tada, wow, džiaugiesi. Čia tokį perimą kažką gaminam patys. Toks visiškai Frankensteinas, vamzdis Frankensteinas. Palopintas. Nereikėjo skylių, patvarkytas, perimas padarytas. Čia irgi, žodžiu, sukamės ir dabar suksimės. Tai reiks kažkaip šį angelėlį sudėti. Ką padarysi? Darbinis mašiniukas tegul dirba. Reikės skambinti kebabų, sakyti. O, kelia. Tai yra šaukia. Labą dieną. Norėčiau užsisakyti 2 kebabus. Abu būtų kaimiški. Vienas būtų didelis, kitas būtų vidutinio dydžio. Didelis su vištiena abu. Pikantiškas didelis. O vidutinis būtų miksas ir plus jalapenai. Jo, viskas. 10 minučių. Gerai, manau spėsim. Iki. Ką, 10 minučių turim skrausti vamzdžius ir valgysim kebabus, o tada varysim iki skydinės, įsikrausim vamzdžius ir rytoj juos sustemsim į studiją, kur galbūt jau rytoj pradėsim montuoti. Nu, reikėtų, nes tikrai bus geriau, plaučiai pasakys ačiū. Ką kebabas? O tu? Gyvas. Nu ką, atvarėm kebabų. Labą dieną. 2 kaimiški būtų. Tai va, gerai padirbėjom dabar. Metas pavalgyti. Galima suprasti polisvorių, kuris yra mažas, kuris yra didelis. Tai man, kuris yra mažas, kuris yra didelis. Nežinau. Man atrodo. Tik švarų megztinį užsidėjau. Kaip pikantiškas, man atrodo. Šitas. Palyginti. Oi, sorry. Bля, lūšinsi. Tik švarų džempų sudėčiau. Ką, čin. Žiauri gerai. Tai va, šiandien įsikrausim dar vamzdžius. O rytoj galbūt jau pradėsiu montuoti, bet reikės iki studijos atsivesti. Ir tada jau pačioj studijai įsivedžioti, tai pirmas darbas bus iki studijos atsivesti tą vieną vamzdį. Nu ką, žemki, studijos 1 aukšto pradėsime krovimo darbus, išsikrovimo darbus. Šiaip gerai pavalgiam kebabų, dabar yra jėgų. Ir ką, pradėsime? Įsikrausime. O, maladės. Šaunuolis. Davai. Nu ką, pasiskambinau šeimininkui. Šitos vamzdžius leido pasiimti, 5 eurų nori. Kiek žiau senukas, šitą alkūnę kainuoja apie 10, 7. Tai apsimoka, manau. Nu ką, bandysim pravalyti vamzdį. Va čia va tokia, va čia iš praeitos studijos. Belė kiek man čia visko pritraukdavo, aš tikiuosi šitą studiją irgi pritrauks visokių skraidinčius pūkus visokius. Tai sugalvojau, kaip pravalyti vamzdį. Tai
Mes į tą skylę flakonėlį pririštą su siūlu. Aha, pastrigo. Čia varžtai yra. Mesiu dar kartą. Opa, ir tada tiesiog statysiu. Ir tikėsiuos, kad nukris. Ir tikiuosi, kad greit nukris. Nukris kažkur. O, jau yra. Jau yra čia. Ir dabar čia tiesiog pririšiu skuduro gabalą. Pririšu. Gali, aišku, pastrikt. O gali tiesiog išvalyti, ko man reikia. Aišku, galėčiau nevalyti, bet galvoju išvalysiu, nes tikrai bus geriau išvalius nei nevalyti. Tai bandau. Šie tikrai šūdo, bet gal dar reikėtų. Tiek va visko. Nu ką, pridariau skylių. Šių dar darysim. Ir bandysim išmušti skylę iš kojos. Be šansų. Nu mes, kadangi vieną vamzdį jau iki studijos ateinantį turėjom, tai jis yra ištraukimo vamzdys, o dabar darom padavimo, kad šviežio oro dar gautume. Muzikėlės pasileidau iš karto smagiau. Tai žodžiu, čia realiai kaip Lego. Tiesiog konstruojam, dėliojam detalės. Visai gerai čia gaunasi. Dabar važiuosim taip ir turėsim peršokt ramputę tokią. Ir toliau. Mano greičio akiniai užrasojo. Galim varyti, pasižiūrėti išmetimo kambarį. Tai yra paėmimo kambarį. Čia va trūba, antra eina ir nueina į oro tekimo ir šalinimo sistemą. Labai žinoma šalia. Tai žodžiu, čia va ta visa sistema. Mano vamzdis iš ten vienas, kitas vamzdis nueina į stogą. Tai ten bus išmetimas, o paėmimą tai kažkaip iššausim tiesiog į langą. Gali, sakė, siurbti tiesiog iš šitos patalpaus. Tai va, turėsim gerą išmetimą ir gerą paėmimą. Yeah. Nu ką, pradėjom nuo čia, tada ėjo vamzdžiai čia. Čia yra padavimas. Tai nusprendžiau padaryti tik tai taip pat skylės. Ten išpjoviau, čia išpjoviau. O ištraukimas, tai va, eina čia, tada čia į atskirą kambarį nueina. Galėsiu parodyti kai kur. Tada tenai. Čia būtent ištraukia, kur yra pečius. Visas kietas dalelės nuvaro tenai. Tada eina tenai. Tada dar vamzdis čia, kur guli visokie skudurai su chemija ir panašiai. Tai vat iki čia nueina. Tai va, reziumė labai viskas puikiai gavosi. Testuosimės, žiūrėsimės, bet visai jėga. Nu ir dar šitame kambarį ateina
vienas vamzdis, kuris yra čia. Čia vonia mūsų plovimo. Tai jeigu pasižiūrėt visą rekuperacijos istoriją ir norėsite kurti studiją, tai pirmas dalykas, ką reikia pasidaryti, tai pasidaryti gerą ventiliaciją. Ir jūsų plaučiai padėkos, mano irgi sako ačiū. Tai jeigu pasižiūrėt, būtinai pafollowinkit, paspauskit like. Čia kaip visi sako, bet reikia, tada daugiau žmonių pamatys. Ir tikrai bus dar video visokių dalykų, projektų, tad iki.